Saugos tarnyba Tau sauga vykdo nutolusių objektų, sodybų stebėjimą, teikia fizinės turto ar asmens fizinės apsaugos paslaugas. Šiuo metu įmonėje dirba 28 darbuotojai. Nuo pat veiklos pradžios įmonė bendradarbiauja su darbo birža, įdarbindama darbo ieškančius asmenis bei dalyvaudama aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Lietuvos darbo birža nuo šių metų sausio 1 dienos įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas, kuris suteikia galimybės vyresniems nei 54 metų bedarbiams dalyvauti profesinio mokymo, įdarbinimo subsidijuojant ir teritorinio judumo rėmimo veiklose. Vyresnio amžiaus žmonėms dėl įvairių priežasčių praradusiems darbą grįžti į darbo rinką ir joje įsitvirtinti dažnai būna sunku. Vyrauja nuomonė, kad didžiausia kliūtis užkertanti kelią dirbti yra neigiamas darbdavių požiūris į vyresnio amžiaus bedarbius. Uždarosios akcinės bendrovės Tau sauga vadovo socialinis požiūris paneigė šį stereotipą. Įgyvendinant projektą Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas, įmonėje subsidijuojant įdarbinti 3 vyresnio amžiaus bedarbiai sėkmingai įsiliejo į įmonės darbuotojų gretas. Na ir kalbame su uždarosios akcinės bendrovės Tau sauga direktorium Žygimantu Zalecku. Labą dieną, aišku. Sveiki. Na tai Žygimantai, kaip vertinate bendradarbiavimą su darbo birža ir visų šitų remiamų programų naudą? Tiesiog šitą programą vertinu tikrai puikiai dėl to, kad padeda žmonėms subrendusiems ir pagyvenusiems įsidarbinti ir integruotis į darbo rinką. Tikrai bendradarbiaujame jau senai su darbo birža ir ne tik šią programą, ir iš tikrųjų ir kitose programose dalyvaujam, kur tik tais yra ir nuo 18 metų iki 29 metų iš tom programom dalyvaujam ir šitoje pagyvenus. O jūsų įmonė įdarbina net 3 darbuotojus vyresnio amžiaus. Ar matot kažkokius vyresnio amžiaus žmonių privalumus kaip darbuotojų? Taip, matome, dėl to, kad jie yra labiau gyvenimiškos patirties turi, jie yra labiau sėslesni ir manau, kad jie tikrai nėra nurašyti. Ir aš taip kitus darbdavius galėčiau rekomenduoti kitiem darbdaviam. Bandykit pasižiūrėti darbo biržai, kurie yra registruoti ir tikrai nebijokit, nėra didelio biurokratizmo, nėra daug popierių ten pildyti, viskas tvarkoma labai greitai ir tikrai yra gabių ir gerų specialistų tikrai randamės, iš tikrųjų labai greitai integruojasi pas mus. Tai kitiem darbdaviam taip pat patartumėt bendradarbiauti su darbo birža ir neabejot, ar ne? Tai tikrai nebijom, tikrai rekomenduojam, nes tikrai nebijokit, darbo birža tikrai jums padės, apmokytas personalas, ko paklausit, tą atsako, viskas labai gerai. Na, kalbame su Tau saugos darbuotoju Antanu Petrausku. Taigi, Antanai, kaip sekasi naujoje darbo vietoje ir ar buvo lengva įsilieti kolektyvą? Na, naujoje darbo vietoje sekasi puikiai, nes darbo profilį aš nekeičiau, tik tai darbo vietą. Kolektyvas labai geranoriškas. Todėl, kad problemų tikrai jokių nebuvo. Na, ką pats manote apie darbo biržos projektą Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas? Ar jis padeda vyresniems žmonėms susirasti tą darbą? Manau, kad be abejo padeda. Ten tikrai tas rėmimas ir finansavimas papildomas, manau, kad tikrai geras projektas yra ir žmonės tikrai turėtų tom pasinaudoti. Na ir tas palinkėjimas, tai turbūt nebijokite kreiptis, nes tikrai darbo birža dirba ir siūlo žmonėm darbus. Manau, tikrai bijoti ten nėra ko iš tikrųjų ir sakau, nu kiek aš susidirbau, gan trumpai aš buvau darbo biržai, bet tikrai geranoriškas toksai kolektyvas. Padėjo? Padėjo, manau, kad padėjo. Projektas Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas bus vykdomas iki 2017 metų vidurio. Per šį laikotarpį Tauragės teritorinė darbo birža subsidijuos 400 darbuotojų darbo užmokestį, kompensuos vyresnio amžiaus darbuotojų kelionės į darbo vietą išlaidas, galimybė įgyti paklausią profesiją suteiks beveik 300 vyresnių bedarbių.